Sveiki atvykę į naują video vlogą. Šitam video vlogą ką darysim? Paversim 1000 į 10 000 galimai. Žiūrėsim kaip seksis. Let's go. Kol kolega maudosi, galim padaryti trumpą room turą, nes šitą challenge darysiu ne aš, nes jums labai patiko, kad pasiėmiau kitą žmogų, tai darysime vėl dviese. Galime eiti pažiūrėti, nu čia private suitas, čia mes matome, nu biški, įsidėliojom visus dalykus, bet Cezaris, kurva, taip, kiaušus, gali merkti kriauklės, skalauti ir žiūrėti, kaip važinėja mašinas. Kaip sakoma, kauniečio iš žmogaus neišvarysi. Kaip visada, visus signalus siūsim į nemokamą grupę, kuriuos mes atliekam, reiškės QR kodas. Čia nemokamos grupės, aprašymas yra apačioje, prisijungite ir pirmą signalą mes darysime Pixel. Ir dedame $1000. Let's go. Taigi, atėjome prie baseino, tai yra pati gražiausia vieta Business Bay, matome Burj Khalifa, Infinity Poolas, bet mes atėjom čia ne pačilint, o atlikti pirmą mūsų signalą. Kolega sėdi tenai atsipalaidavęs, už moterų, už visko, einame pas jį ir paklausime, ar jis pasiruošęs atlikti pirmą signalą. Taigi, turime kolegą. Egidukas. Ir šiandieną mes atliksime pirmą signalą, jeigu jisai duos leidimą. Ar pasiruošęs padėti $1000? Nu taip, rizikuojam. Juokinga, nes kolega išėjo iš darbo ir aš jam pažadėjau, kad aš jo $1000 paversiu į 10 000, dėl to nes dabar bullrunas. Į smulkmenas nesiveliam. Pirmą signalą, kurį mes atliekam, atsiųsim į nemokamą grupę. QR kodas čia, aprašymas apačioj. Tai yra Pixel signalas, dedam 1000 ir tikiuosi, kad čia video nesibaigia. Nu, kol kas signalas 2% minusų, 220 eurų va. Kol kas taip, bet dar jie nedingia, nu tai dar kažkaip tikiuosi dar sugrįšim su trenksmu. Tikėjomės ne pačių geriausių dalykų, bet kas atsitiko, jūs matote prieš savo akis. Bet tai nieko nereiškia dėl to, nes tai yra challenge pradžia, kad vienas signalas paėjo, nereiškia, kad kiti paeis. Kiti signalai bus keliami į nemokamą grupę ir visi, kas žiūri šitą vaizdo įrašą, kur galite viską patikrinti, nemokamai grupiai, linkas bio. Ir ką čia turim? Gražus skaičius, jau man patinka. Nebėra tos tokios panikos, viskas kaip ir neblogai. Uždarėm prekiam 2% pliuso. Man tai tikrai patenkintas aš, biški buvo tikrai neslėpkim panikos šiek tiek, bet patraukiam. Svarbiausias dalykas yra nepasikliauti savo emocijom. Įsivaizduokit vieną paprastą dalyką, kai tu matai plus 20%, tau pohu, tu lauki 100, kai tu matai minus 20, šiandien gal uždaryti, ką daryti, čia yra emocijos, tai yra normalu, dėl to yra sunku tradinti. Bet jeigu tu pasitikė mumis, tau nieko pirkti nereikia, QR kodas. Čia nemokamos grupės, linkas bio, tau ko reikia, viskas yra, ką tu dabar matysi ir toliau matysi nemokamai grupiai. Na ką šakelė, atvarėm pailsėti, pavalgyti, įsimės kažką į skrandį. Nu, kaip eilinį kartą atvarėm pavalgyti, karočią. Žiūrėsim, kaip bus, šaibos padarytos. Šiandieną naujų signalų neapsikrausim, ryte atsikelsim, pažiūrėsim, ką marketas rodo ir žiūrėsim, kas bus toliau. Dabar yra relaxas, esam fucking Tel Aviv, viena prabangiausių vietų, o prabangą aš mėgstu nahui. Po kulverščio esame dabar pavalgyti, bet iš tikro pavalgysim, šiandieną bus ramesnė diena, surasim turbūt signalą, nes neturime labai daug ir laiko šitam dalykui ir žiūrėsime, ką turime. Keliausime rytoj į kitą viešbutį. Let's see. Varom į Future muziejų dabar, čia aiškinamės dar kėdėvas lenkasi į priekį ir viskas automatiškai, kaip ir mūsų nemokami signalai. Šiandien apturėsim futuristinį pachmą.
Atvarėm į Future muziejų, reikia atlikti Future signalą, į nemokamą grupę atsiuntėm Trump valiutą. Tikiuosi internetas nedings ir galėsim gyvai stebėti, kas kaip. Marketas atrodo įdomiai. Na, bet kaip ir viską žinot, visos naujienos, viso informacija nemokamai grupai, linkas bio. Kvapas miško, nu žiauriai geras vaibas. Ką, Egi, tu dar nesužinojai, bet aš tau dabar sakau, jau padėjom ant Trumpo, kol kas minus 10%. O, geras naujienas. Nu, žodžiu, bet kol kas čia ramybė, čia ramu, ne, man tai patinka. Kol kas ramu. Grynas oras čia pizdana. Tai žodžiu, čia galima su šito aparatu nuskenuoti beleką. Čia yra viso pasaulio, visokie gyvūnai, viskas ir yra net parodyta, kiek yra jų išlikę arba nuskenuoja ir išmeta. This long are found in the rainforest, South Asia. Agidi Kiborgas, nori išjungsiu elektrą. Pasibaigs visi bairiai. Atvarėm į Dubai Frame, plus 50 Moldavų, greičiau kameramenas, nes visas limpu nahui degu. Spėkit, ar smirda lifte. Gitanas Nausėda. Dubai Frame esmė yra, kad per vieną pusę, iš šitos pusės matosi senasis Dubajus. Sena, negražu. Ir per kitą pusę, iš senojo Dubajaus galime matyti naująjį Dubajų. Ir vat matosi naujasis Dubajus, Burj Khalifa, jų Nausėda, šiaip po kairę visą tą dykumą. Ir žodžiu, labai matosi kontrastas tarp naujų pastatų ir senų pastatų. Labai matosi. Tai kameramenas jums uždės nuotrauką, kas vyksta su signalu mūsų, nes kol kas tai liūdesėliai, bet varom iki viešbučio, išsimiegam ir varom į kitą viešbutį rytoj. Tai dar paupdėtinsim arba tiesiog ryte susitiksim ir žiūrėsim, kas yra. Čia yra vieta kokia, Egidijau? Nežinau, kažkokia. Realiai, Akabekoje čia yra steikai, steikai patys geriausi steikai, patys pasikepsim. Kitaip trumpiau pasakius, mū. Ką, aš triušis, aš žalėjėdis, na, kur mėsą? Mano šuo nevalgytų. Pavalgiam, važiuojam namo, kraunamės lagaminus, rytoj keliaujam į naują viešbutį Adrias Beach Resort. Atvarėm padaryti čekiną, mes ne pirmą kartą čia, vaizdai matyti, žiūrim, ką turim. Wow, sveiki, labas rytas. Mes paplūdimy darėm taip.
Tai mes ten buvom Tai Chi. Žodžiu, vakar lifte sutikom tokį kaip kriptomeną, jis ten tikrai prikėlęs 100 lemų. Ir jis dabar su savo draugiam parodė savo tą Tai Chi, kaip jis, ta prasme, energiją, kaip ten prikviečia, žodžiu, išsivalo. Nežinau, aš ten labai daug nesigilinu į tos Tai Chi. Visai patiko tas Tai Chi dalykas. Bet man atrodė, kad tada jis tiesiog bičiukas čia išina mergas. Tai va, susiradom draugų. O dabar pusryčiaujam. Skaniai, pavalgysim kiaušinių, atsigersim kavytės, porą bananų ir toliau varysim ieškoti draugų. Taigi, ką tik atsikėlęs, aš po Trusanais, kolegos varė į jogą, sutikom iš Majamio tenai bičią, bet nesmė. Esmė tokia, kad Egidukas dabar džime, stumia 100 kilų, o mes uždarom poziciją beveik prie 100% pelno. Jisai dar to nežino, jam pasakysim, kaip jisai grįž. Ir nutraukiam šią transliaciją, nes mūsų pasiekė žinia, kad uždarytas yra signalas. Nes aš tai biškį per daug atsipalaidavau šiandien. Op, parplaukiam. Gerai. Aš tai žinau, kiek eurų yra, bet aš noriu parodyti. Pasidžiaugkim. 1929, op. Ačiū Kripto Lietuvai. Gali gal padėti biškį pakomentuoti, kaip čia kas buvo, nes aš šiandien biškį atostogauju. Op. Situacija buvo labai paprasta. Atsidarėm poziciją, atsidarėm long, visas marketas pumpuoja, visi keliam pinigus. Aš manau, kad greitų metų įvyks korekcija. Aš tą korekciją jau jums sakau nuo Timūro video. Krisim iki 105, 100, nežinau, bet aš laukiu korekcijos. Toliau bus sunkiausia dalis, manau, challenge'o, nes viskas kyla jau 2 dienas, ar 3 dieną viskas kils, nežinau, kodėl šiaip Šaiko žiūriu į kamerą į viršų, nes aš galvoju, nes čia tikrai yra labai svarbus sprendimas priimti long arba short poziciją rytoj arba šiandieną vakare. So, another bill. 3 negronis. Who calling? Negroni calling. Jam patvarkyt. Jis ne pirmą kartą tvarko. Davai, duri. Ei. Oi, vakar buvo visko, liejosi gėrimai, liejosi matrica. Pachmo didelio nėra, bet lokaciją 100% reikia keisti ir kuo greičiau. Nu ką, esam vietoj. Toj palaukit, su kitam kadrą pasimatysiu visi vaizdai. Palaukit. Wait a second. We need to clean the devil. Oh, yeah. Whoa! Yeah, we need to clean the devil. It's not gonna be no hand. If you do that, no hangover. Mes vakar gėrėm tik negronį ir supisom teliką. Tai ką šiandieną bus nahui? Čia Šaikam pizdavo. Kur nahui jūs taip daro? Nahui jūs leidžiat daryti man taip. Nahui leidžiat kapitonui sukinėt baranką. Sveiki. Į nemokamą grupę įmetė Fartcoin signalą. Ir man to nepatarė daryti, bet šiandien labai jaučiuosi, kad laiminga diena ir žodžiu dėsiu aliną. Aš jau sakiau, dėsim aliną, viskas. Nieko neklausau daugiau, tai jeigu sudeginu šitą, tai čia jau ant mane šitas. O toliau mes eisim į basiką, nes ką tik pasiėmėm kambarį, susitvarkėm, apsiprausėm, varom į basiką, bus šiandien vaizdų. Gera diena šiandien laukia, tas Fartcoinas pavarys. Sveiki draugai, esu Timūras, jau tą žinot. Vieną žodžiu, dabar mes esam Dubajuje, mes esam Five Palm, jeigu jūs nežinot, kas tai yra. Tiesiog nueikite į TikToką, pažiūrėkit, kas yra Five Palm. Tai yra crazy. Ką aš noriu pasakyti, kad labą dieną visų pirma, ar tai labą vakarą. Dabar su Martinu bandom nuvaryti į klubasiką, nes aš dirbu, blėt, visą savaitę. Nebuvau pas jos. Pasikusiu dabar vakarėlį, būnam Dubajuje ir labai lauksim jūs visų pas mus TikTok'e, Telegram'e, visur, kur tik tai manoma. Žmogus.
Tiesiog parašykit man, aš atrašysiu. Ir all good. Pažiūrėkit dabar, pažiūrėkit. Kiekvieną mėnesį mes būsim Dubajui, mes rekordinsim videokus, mes darysim kontentą, kad jūs pamatytumėt, kaip gyvena litovcai Dubajui. Dar kartą sveiki mėlyjei, kaip jūs galite pamatyti, atvarėm čia su tapkėm. Nenorėjom mūsų leisti, bet kansovkiai sumokėjom pigaštukus ir leido. Babka šteka. Let's go! Spėkit ką, vis dėlto signalas eina. Juokingiausia, kad mūsų šaika vienintelė su šortais, vienintelė. Uždarėm bezdalių. Prie 100%. Aš patenkintas. Dabar tik tais gal nesimato, kad aš labai laimingas. Stumiu, blėt, bandau neužsimest ant kaklo. Bet žodžiu, uždarėm bezdalių prie 100%. Ir aš patenkintas, aš tikiuosi ir jūs patenkinti ir dar vieną už mamą. Kurva. Au. Ha. Sveiki, pavalgėm, atsigėrėm, truputį pailsėjom ir aš išreiškiu tokią nuomonę, kad aš jau visai norėčiau pristabdyti, nes galiu parodyti, kiek pinigų yra uždirbta, tai skaičiai gražus. 4, 6, 2, 9, 5 centų. Ir ką noriu pasakyti dar, už tokius pinigus aš Lietuvoje kokius 3,5 mėnesio turėdavau dirbti po prakaitėlių. Dabar, aš prie baseino, aš patenkintas, noriu padėkoti Kripto Lietuvai, apsistumusiai už šią galimybę. Tikrai noriu padėkoti ir jum, kas žiūrite, nes be jūsų tai čia tikrai nieko nebūtų gavęs. Būtų labai gerai, jeigu pakomentuotumėt, ką toliau galima padaryti mum. Keliam toliau iki to 10K, ar kažko kito jau norite matyti. Ir ačiū jum, kad žiūrėjot, aš dėkingas, tikiuosi ir geras video gavosi. Tai būtinai pakomentuokit, palaikinkit šitą video, jeigu jum patiko. Ir nekomentuokit man šūdų, nes atvažiuosiu. Taigi, pirma gal reikėtų pradėti nuo to, kodėl mes sugalvojom, kad reikėtų pristabdyti šitą challenge. Pirmas dalykas, tai visiškai neaišku, kas bus toliau su marketu. Mes matome, kad auga visas kripto marketas ir turime atsiminti vieną dalyką, kad vien marketas tik tai negali augti. Todėl reikia atsiminti, kad jūs dabar, kai žiūrit, jūs matote, oi, čia vien pliusas. Jeigu mes atsiųsim signalą į nemokamą grupę ir jūs esate pirmą kartą toj nemokamai grupiai, supraskite, kad nereiškia, kad jisai turi būti pelningas. Aš jums siūlau nedėti savo viso banko, o geriausia dėti, na nežinau, jeigu tu planuoji dėti $100, tai gal pirmam kartui pasidėk 20-30, kad tu pasibandytum ir pamatytum. Nes, kaip ir minėjau, mes nenumatom, kas nutiks. Mes analizuojam. Šią akimirką viskas yra užkilę. Ar mes galim pamatyti pullbacką, labai sunku pasakyti, būtų logiška. Kodėl? Kas atsitiktų, tai weak hands pradėtų pardavinėti. Tai visi žmonės, kurie ką tik nusipirko arba pirko prieš kokius 2-3 mėnesius, todėl reikia atsiminti vieną elementarų dalyką, kad viskas vien negali kilti. Ir kai yra toksai marketas, ar jį verta shortinti, aš nemanau, geriau palaukti, kada kaina nukris iki norimo jūsų entry ir tada atsidaryti poziciją. Ir mes tikrai atsiųsim nemokamą signalą tik tada, kada marketas susileis ir matysime gražų ir patogų entry. Tai lauksime jūsų nemokamai grupiai. Ir iki kito karto.